Sveiki visi, tai yra 12 C++ pagrindų pamoka ir šioje pamokoje pagaliau pasirašysime tą praktinį skaičiuotuvą programėlę, kurią žadėjau jau prieš kelias pamokas, tik kad ją pilnai pasirašyti mums reikėjo išmokti tas sąlygas. Ir galbūt dar yra ir kitų žinoma būdų, kaip mes galėtume pasirašyti tą skaičiuotuvą, bet realiai mums užteks to, ką mes mokame ir pasidarysime tiesiog paprastuoju būdu. Tai kaip ši programėlė veiks, tai mes turėsime įvesti du skaičius ir įvesti kažkokią raidę, kuri reikš veiksmą, sakykime, kurį mes norime atlikti su tais skaičiais. Ar tai sudėti jos, ar tai padalinti jos ir taip toliau. Tai vėlgi tai bus konsolinė nedidelė programa, bet jį kažką padarys su mūsų įvestais skaičiais. Tai mums reikės kelių kintamųjų, tai integer tipo, nes reikės skaičių ir šitųgi, skaičių, tai A skaičius ir B skaičius. Ir žinau, kad dar nesimokėme string tipo, bet pagrindė string tipo kintamieji gali savyje laikyti kažkokį ten tekstą. Tai ar tai būtų raidė, ar tai sakinys, nesvarbu. Tai maždaug, kai mes kažką atvaizduojame, tarkim, susijaut, ar ne, kažkokį tekstą, tai taip pat yra string tipo reikšmė, tai pagrindė string tipo reikšmė visuomet yra kabutėse. Tai mes dar turėsime atskirą pamoką su string tipo reikšmėmis ir taip toliau, bet kol kas tiesiog panaudosime būtent tą string tipą tam, kad susikurti string tipo kintamą, į kurį mes saugosime kažkokią raidę ar panašiai. Tai tiesiog susikurkime tą string tipo kintamai ir štai taip ir pasivadinkime jį tarkim veiksmas. Okay? Tai string yra tipas, o kintamojo pavadinimas yra veiksmas. Ir vėlgi, su string dar turėsime atskirą pamoką. Bet pagrindė veiksmas kintamajame mes laikysime kažkokią raidę, kurią taip pat įsivesime klaviatūra. Ir dabar galime pasirašyti tekstą, tarkim, cout, įveskite pirmąjį skaičių ir toliau cin. Įsivedame tą skaičių ir išsaugome į kintamąjį A. Galime taip rašyti, bet galime parašyti šiek tiek kitaip. Sakykime, mes galime kiekvienam tam skaičiui skirti ir cout ir sin, bet galime sujungti visą tai. Ką turiu omeny, tai tarkim pasivardinkite čia, pasirašykite tekstą, įveskite du skaičius. Okay? Ir sin pagrindė dabar bus toks. Ne tai, kad įvedame A, o įvedame 2, todėl 2 skaičius įvesime atskirus. Dėl to atskirkime kableliu tą A ir prirašykime dar B. Ir dabar 2 mūsų įvestus skaičius klaviatūra saugos į kintamąjį A, tai yra pirmas skaičių įvestas saugos į kintamąjį A, o antras skaičių įvestas saugos į kintamąjį B. Tai va tokiu būdu taip pat mes galime įvedinėti skaičius. Tai yra su viena sin komanda galime išsaugoti kelis skaičius į kelis kintamuosius, tam, kad nerašyti to sin kelis kartus keliems skaičiams. Ir dabar taip pat turime pasirašyti, tarkim, tekstą, čia dar pridėsiu endline, tiesiog, kad atskirtų mums, padarytų tą tuščią eilutę, ir įveskite veiksmą. Tai, tarkim, bus pas mus raidės S sudėjimui, tada D daugybai, P padalinimui ir, tarkim, L liekanai, sakykime, tas dalinimas su liekana, ok? Ir sin, ir tą savo raidę, ar kad ir ką mes įvesime, saugosime į kintamąjį veiksmas. Ir dabar galime patikrinti, kokį mes veiksmą visų pirma įvedėm. Tai mes atliksim veiksmus tik tuo atveju, jeigu mes įvesime S, D, P arba L kaip trečią kažkokį įvesties elementą. Ir mes tikriname, ar mūsų veiksmas yra lygus, tarkim, raidei S. Jei taip, vykdome kažkokį kodą. Bet galbūt susikurkime dar vieną kintamą į C, tai yra jį deklaruokime. Ir C bus, sakykime, atsakymas, ok? Arba tiesiog atsakymas. Štai taip. Ir dabar
čia nereikia kodo bloko, nes tai bus tik viena eilutė. Tai jeigu veiksmas yra S, mes sudėsime. Tai atsakymas yra lygus A plus B. Tada else if, jeigu mūsų veiksmas yra lygus D, kas yra daugybė, kaip susitarėm, tai atsakymas yra lygus A kart B. Tada vėl else if, jei veiksmas yra lygus P, tai dalinsim, padalinimas, tai atsakymas yra lygus A padalinta iš B. Ir taip pat else. Na, aš šiek tiek čia pasimažinsiu tą langą, nes man nelabai viskas telpa į įrašymą. Na, nesvarbu, štai taip galbūt pasidarysiu. Kol kas, štai, else if, jei veiksmas yra lygus L raidei, tai mes padalinsime, bet išgausime ir įrašysime į atsakymą tik liekaną. Tai A padalinta iš B, bet atsakymas bus liekana. Ir else, jeigu mes įvesime kažkokią nesąmonę, nes visuomet kas nors įveda kažkokią nesąmonę, kad tik pakenktų. Tai jeigu įves kažkokią nesąmonę, tai yra ne S, ne D, ne P, ne L, tuomet atvaizduosime, sakykime, cout, tarkim, veiksmas neegzistuoja arba ką nors tokio, ok? Ir čia galime pridėti end line. Na ir dabar, kai turime tai, dabar mes turime patikrinti, ar atsakymas yra nustatytas. Tai yra, sakykime, na, kaip čia pasakius, kaip mes dabar galime iš tiesų patikrinti tai, na, tai, na, galvoju, nes dabar tuo atveju, kad mes susikūrėme tą else, kur yra tas veiksmas neegzistuoja, gali atsitikti taip, kad žmogus iš tiesų įves kažkokią kitą raidę ir tuo atveju mums tas atsakymas nenusistato. Ir mes turime patikrinti, ar mes esame nustatę kažkaip tą atsakymą ar ne. Ir galbūt iš tiesų pasidarysime taip, čia nedeklaruokite kintamojo, bus paprasčiau, mes neišmokome tiesiog kelių dar dalykų, kad pilnai racionaliai pasidaryti šį skaičiatuvą. Tai atsakymas kintamojo nedeklaruokite ten, bet deklaruokite šiose vietose. Tai int atsakymas visur čia. Štai taip, tiesiog sukuriame kintamą, jeigu veiksmas teisingas ir sukuriame ir priskiriame jam reikšmę. Jeigu veiksmas neegzistuoja, tai mes atsakymas kintamojo apskritai nesukuriame ir galime tiesiog paprastai dabar patikrinti if atsakymas ir tiek, daugiau nieko nereikia, nes C++ automatiškai pažiūrės, ar šis kintamasis egzistuoja ir jei egzistuoja, mes norime kažką daryti ir tas kažką, tai tiesiog turbūt atvaizduoti tą atsakymą. Tai net nereikia kodo bloko. Tai tiesiog cout, atsakymas tekstas, dvitaškis ir atsakymas kintamasis. Ir žinoma end L. Štai ir galime pasileisti savo programą. Vis dėlto negalime tokiu būdu, ar ne? Nes šioje vietoje tas kintamasis ne... Supratau. Tada galime... Na, galbūt pavyks ir tuo būdu, aš nesu tikras, nes skirtingose programavimo kalbose iš tiesų skiriasi. Deklaruokite vėlgi viršuje atsakymas. Ir šioje vietoje dabar neturėtų galbūt būti klaidos. Jo, nėra. Ir pabandykime įvesti du skaičius, tai kem 5, tarkim, enter. Supratau. Išjungsiu programą. Šiek tiek mūsų sin, man atrodo, net toks. Pabandykime padaryti sin, tas išgavimo operatorius ir dar vienas išgavimo operatorius ir B. Man atrodo, tokiu būdu tuomet veiks. Įveskite du skaičius kem 5, enter. Jo, veikia. Tik aš dabar čia parašysiu dar end line, nes čia bus du skaičiai, nelabai gražiai atrodo tiesiog. Štai taip. Įveskite du skaičius. Tai pirmas būtų kem 5, spaudžiam enter ir mūsų dar vieno skaičiaus prašo, nes du turime įvesti. Ir tarkim 5 enter ir dabar jau rašo įveskite veiksmą.
Tai ką mes norime daryti, tarkim, sudėti, tai rašome S, Enter ir štai atsakymas 50. Programa veikia, sudeda mūsų du skaičius, nes mes pasirinkome S, kas yra sudėti. Bet pabandykime dabar įvesti kažkokią nesąmonę toje vietoje, tai yra, tarkim, kem 5, 5 ir įveskime čia, tarkim, Enter. Veiksmas neegzistuoja, suveikia, bet atsakymą vis tiek atvaizduoja. Na, matote, aš dabar net nežinau, kaip patikrinti, nes mes negalime tikrinti, ar atsakymas yra daugiau už 0 ar panašiai, nes, pavyzdžiui, jeigu mes pasirinksim atimties veiksmą, tuomet atsakymas kaip ir, na, nežinau kaip čia pasakius net, nes jeigu mes tikrinsime šioje vietoje, ar atsakymas yra daugiau už 0, gali atsitikti taip, kad atėmus, tarkim, įvesime du skaičius 5 ir 5 ir pasirinksime veiksmą atimti, gali atsitikti taip, kad, sakykime, atims 5 iš 5 ir gausis 0 ir mums neatvaizduos atsakymą, nes sąlygų yra atsakymas daugiau už 0 turi būti, kad atvaizduotų atsakymą. O dėl to dabar nesu tikras, kaip tai patikrinti, nes, neišmokome dar kelių dalykų ir negalime šiek tiek dabar pasitikrinti to. Bet galime, žinoma, pasidaryti su kodo blokais visą tą dalyką ir mums tiesiog, na, nereikės vargti su šiuo dalyku. Tai tiesiog galime taip padaryti. Pasidaryti visiems šiems veiksmams kodo bloką. Štai taip. Aš čia tik tais. Jo, čia automatiškai man sudeda ir, na, nesvarbu, aišku. Tiesiog sunku susidėti dabar. Štai dar kodo blokas, šitą ištrinam, pridedam, uždarom tą kodo bloką. Bam. 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 Ir štai, dabar kiekvienam veiksmui susikūrėm po kodo bloką ir galime nustatyti tą atsakymą ir jį iš karto atvaizduoti prie kiekvieno. Okay? Dabar problemų nebus, bet vėlgi tai nėra labai racionalu ir galbūt ateityje, kai išmoksime kelis dalykus, kurie mums padės šiek tiek, sakykime, racionalesnį kodą padaryti, tuomet ir pasidarysime racionaliau, bet kol kas dar nesimokėme kai ko, dėl to negalime. Tai dabar, jeigu veiksmas bus kažkoks teisingas mūsų įvestas, tai egzistuos, sakykime, tai yra bus arba S, arba D, arba P, arba L, tuomet atsakymą paskaičiuos ir atvaizduos jį. Bet jeigu ne, mums atvaizduos tiesiog, kad veiksmas neegzistuoja ir čia Enterį. Ok. Ir dar vienas dalykas, tai mes pamiršome vieną veiksmą prirašyti, tai aš nusikopijuosiu, tarkim, D veiksmą ir įsidėsiu po S ir pavadinsiu A, nes A bus atimtis, mes atimties nesusikūrėm. Tai jeigu veiksmas yra A, tai bus atsakymas lygus A minus B ir tiek. Na ir pasitestuokime dabar. Štai įveskite du skaičius, tarkim 5, tarkim 6. Ir tarkim norim iš 5 atimti 6, tai pasirenkam A, kas yra atimti. Ir štai atsakymas minus 1, nes 5 minus 6 yra minus 1. Galime, žinoma, prie atsakymo, atvaizduojant atsakymą, atvaizduoti ir patį veiksmą, tarkim, ten vos ne atsakymas lygu, na, atsakymas dvitaškis A kintamasis, tada veiksmas tekstu plus tada vėl kintamasis B, tada vėl tekstas lygu ir atsakymų jau. Bet, na, tiesiog per daug laiko užims ir tai nėra būtina tiesiog. Kam atvaizduoti tą veiksmą, kai mes patys žinome, ką mes pasirinkome. Na, tai toks nedidelis skaičiuotuvėlis, tikiuosi suprantate, kaip tai veikia. Tai vėlgi naują dalyką išmokome tą, kad galime pasinaudoję tą sin komandą išsaugoti, na, viena sin komanda įvesti dvi reikšmės ir išsaugoti du kintamuosius. Tai atskirti turime ne kableliu, o išgavimo operatoriais. Tai išgauname kažką ir išsaugome į A. Vėl išgauname kažką ir išsaugome į B. Ok?
Todėl mums, sakykime, paspaudus Enter dar kartą prašo įvesti kažkokį skaičių. Ir kai tada paspaudžiame Enter, toliau jau nėra išgavimo operatoriaus ir veikia kitas kodas. Mūsų prašo jau įvesti veiksmą ir įvedam veiksmą, išsaugo įkintamai veiksmas ir jei veiksmas yra S, arba jei veiksmas yra A, arba jei veiksmas yra D, arba P, arba L, mums kažką ten paskaičiuoja, tiesiog vykdo kodą, kuris yra tuose kodo blokuose ir jeigu veiksmas nėra lygus nei viena iš tų raidžių, kur mes pasidarėme sąlygas joms, tuomet atvaizduoja, kad veiksmas neegzistuoja. Na ir pagrindė veikia mūsų visas tas skaičiuotuvas. Dar pabandysiu padalinti, tarkim, su liekana L. Bam, veikia atsakymas 3, tai reiškia 52 padalinta iš 7, liekana 3. Na, tai tiek šioje pamokoje, pagaliau pasirašėme tą skaičiuotuvėlį, tikiuosi viskas buvo aišku, sorry, kad žinoma, biški buvo nesusipratimų, bet, pagrindė dabar įsivaizduojate, kaip galima susikurti tokį skaičiuotuvą, kur jūs patys pasirenkate veiksmą. Tai tiek šioje pamokoje, ačiū už dėmesį ir iki.